Gerai, tokia linksma situacija. Rusijos ir Japonijos pasienis. Rusas bando užkalbinti Japoną, bet nemokys, aišku, japoniškai. Taip per atstumą, kad atkreiptų jo dėmesį, bando taip gestais jam. Noriu pamojuoti, atkreipti dėmesį. Bet nieko, japonis nei blikt, nei mirkt. Tada galvoju paklausiu aš jo, gal tu plaukikas esi, rodo, va taip, japonis nei blikt, nei mirkt. Galvoju paklausiu, gal tu koks šaulys taip rodo jam. Nieko, japonis nei blikt, nei mirkt. Galvoju paklausiu dar, o gal tu esi koks žvalgas ten rodo jam. Japonis nei blikt, nei mirkt. Gerai, diena praėjo, rusas grįžo namo, atsimiega, ateina kitą dieną į darbą, žiūri. O, tas pats japonis kalb su viršininku. Viršininkas taip skersai į rusą žiūri, sako, Olegai, kaip supras dabar? Sako, kodėl japonai rodai, kai saulė nusileis? Aš perplauksiu upę ir tave tol, kol akys išsprogs.